Mes kaip žmogus, kaip asmenybė esam savo vertybių ir savo kompetencijų rinkinys su savo įsitikinimais ir atitinkamais požiūriais į vieną ar į kitą situaciją. Iš kur pas mus atsiranda šitie įsitikinimai ir šitos programos? Tai yra auklėjimo pasekmės, tai yra mokyklos pasekmės, tai yra visuomenės pasekmės ten, kur mes gyvenam. Ir tai reiškia atitinkamas lojalumas atitinkamoms programoms. Kodėl mes galvojam, kad tai yra gerai ar tai yra blogai? Tai yra mums kažkieno tai įdiegta mintis, kur mes ją priimėm arba atmetėm. Ir čia pas mus atsiranda, sakyčiau, toks trukdys, kai lojalumo programos mums neleidžia vystytis toliau. Mes jų sąmoningai nesuprantam. Tai tarsi programa kompiuteryje, kuri dirba, kai kompiuteris išjungtas, tarsi viską programuoja. Taip pat ir lojalumas. Ką su juo daryti, pasakysiu kitame vaizdo įraše.